Sveiki, su jumis sveikinasi Frostimas ir pristatau žaidimo apžvalgą ZeoQ2. Tai čia toksai DBZ žaidimas, galima sakyti, kaip Dragon Ball, bet man šitas iš visų kiek lošęs labiausiai patiko. Žmogeliuko paspaudus galima pasirinkti yra Vegetas, visokie Goka yra 2. Pavyzdžiui, šitas negali, kiek žinau, transformuoti, o šitas gali. Paskui Gohanai, Sunai, tik, žinai, paskui čia, matot, tekstūros kažkas susiknėsi. Čia brolis tasai, va bežionė ir čia Vegeto kokotės, man rodos, ar kažkas panašaus. Tai pasimsim Sangoka, kuris gali transformuoti. Žaidame play ir susikurti galima. Tai trasą reikia imti kokie didelį. Galima įsimes botus, bet botai, kaip pastebėjo, ant visų veikia. Pavyko Haną įsimetam ir Vegetą. Ir kovosim. Užkrauna mėpą ir čia būna žmogeliukas, jie parodys kitą, tai reiškia įmeti į botus. Gerai. Valdymą patys susireguliuosit. Dabar F raidę paspaudai. Dar neatsimenu. Palaukit, skutį, reikia nuėti options, nes neatsimenu. Charge power. O, matot, virtualiai super seniai reikia paspausti ir tada charge power ir prieki. Iškilant viršų. Pareik susirasti, kur tie botai. O tu mažas. Šaudamas. Yra visokių galių. Nebus per mažas mėpus. O matot, ne visos tekstūros įkeliamos. Šitą ir miriau. Sakiau, bus per galingas. Pats galiu simušti. Šiaip anksčiau šį žaidžiau ir vienas dalykas buvo dabar, aš jau niekaip nesurandu. Štai kaip liausiai keli. O jis antru, pirmu. O, raudonas toksai oro puižiai. Bet aš dabar net įsivaizduoju, kaip tą galę kaupt. Štai, bandysim. O matot, tie pliusai varodo, kada galiu įsikelti. Lėlių apdamatų dabar šičia negalėjau įsikelti. Nežinau, kaip tą gali kaupt. F1 taškai, ten kryp. O kur sūnelis? Va.
O šito nelaukiu. Štai va dabar lyv darau. Važiai pasiimam. Šitą. Pradedam žaist. Nors dar nueinam į šitą. Game options. Mažai batarijas, kad neeitų. Skaunaro. Control. Move mouse lock. Center view. Važiai. Visi mes čia atėjom. Šitas, kuris gerai. Multiplayer. Nesuprantu, ką tai padariau. Ir čia didelį pasaulį be botų. Kad ir šitas. Žinau, kad jisai yra didelis. Ir pažiūrėsim mažų, žinosiu kaip. Man verto trečio liaus eina, didesnio matyt neina. Ką žinau, šitas žaidimas eina žaisti per internetą, bet reikia visokius papildus siūstis. Grafikai. Nu, grafika patys mato. Visai nieko tokia. Lyginant prieš kitus tuos žaidimus, tie tas, kur pra Half-Life, tai tie tų grafikos nedaug dievė. O šito visai tokia įdomi. O štai matot vėl. Matot, aš jį beveik padėjau ir tunuliklis liekas. O šitas patiko. Kamihami. Būna, kad kai kurias bangas galima valdyti. Sungoku, tai tikrai žinau, kad eina valdyti bangas. Ten vedžeto tu net neįsivaizduoju. Koks ratolys. Ne. O, koks piktas vedžetas. O. Tai žiūrėt, tai čia paprasti. Spalnių. Kad mirs. Sakiau? Vėliau, kad tos energijos atsigautų, bet kaip jie atgal? Nu, bandysim visus iš eilės mygtukus spaudyti. O, Z raidę paspaudžiau, pavyzdžiui, skaityt. Teleportuojasi. Mažu kaip. Ne. Nu, šitą dėkuoju, kad žiūrėt tokią mano trumpą apžvalgą apie šitą žaidimą. Patarčiau visiems parsisiųst, labai įdomus žaidimas. Ačiū, kad žiūrėjote, reikia.